Esminis stabilizatorių skirtumas. Osmo Mobile 7P turi teleskopinį prailginimą ir daugiafunkcinį modulį, kuris atlieka net 3 funkcijas. O kokios jos? Pakalbėkime. Pirmiausia, tai papildomas šviesos šaltinis. Modulio dalį sudaro LED lemputė. Ji įjungiama ilgai paspaudus šoninį ratuką. Sukant tą patį ratuką galima reguliuoti ryškumą arba spalvos temperatūrą. Tarp šių dviejų nustatymų perjungiama trumpu paspaudimu. Antroji funkcija – sekimas. Šalia LED lemputės matome atskirą šoninę kamerytę. Ji neskirta filmavimui, tačiau leidžia sekti objektą net nenaudojant DJI Mimo programėlės. Delno gestu galima aktyvuoti arba sustabdyti sekimą. Ta pati galima padaryti ir paspaudus mygtuką korpuso gale. Parodžius V ženklą, kamera pradeda filmavimą, pakartojus jį sustabdo. Trečia, modulis veikia kaip bevielio mikrofono imtuvas. Jei naudojate DJI Mic Mini, šis modulis veikia kaip imtuvas net 2 siųstuvams. Taip pat jis jungiasi tiesiai prie telefono per USB-C jungtį ir netgi gali įkrauti telefoną filmuojant iš rankenoje esančios baterijos. Dažnai girdime klausimą, kuo skiriasi DJI Osmo Mobile 7 ir Osmo Mobile 7P.